Sveiki visi, šiandien esame Kaune, Kartlandas kartodrome ir kaip visada su Kęstu bandysime rungtyniauti, kuriamgi šiandien šią trasą pavyks įveikti greičiau. Taigi turime pakankamai daug važiuotojų, šiame kartodrome buvome prieš metus, todėl pirmieji ratai yra susipažinimas su trasa. Ir kaip matome, aš užstrigau ir geras draugiškas bakstelėjimas iš galo padeda pajudėti. Taigi turime daug įvairaus lygio vairuotojų, nuo žmonių, kurie turbūt pirmą kartą išbando kartingus, iki trasos senbuvių, kurie tiesiog praskrieja pro šalį. Todėl matysime, kad turė įvairių lenkimų, įvairių situacijų, kuomet yra uždegamos geltoni žiburėliai, indikuojantis apie tai, kad reikėtų sumažinti greitį, neskubėti, nes trasoje yra kliūtis, kurios galima nepamatyti. Didelis iššūkis iš tiesų yra, kad atsinešame didelį greitį, dažnai sutinkame lėčiau važiuojantį, todėl tenka arba stipriai stabdyti, arba ieškoti vietos apsilenkti. Trasa iš tiesų turi keletą gana neblogų vietų, kuriame galima drąsiai lenkti, kitose gan sudėtingiau. Pati trasa tikrai smagi, turi ir lėtesnių, ir greitesnių ruožų. Kartininkai yra benzininiai, todėl variklio apsukos čia irgi turi reikšmę. Kai mes buvome, oras lauke buvo neblogas, gana šilta, todėl ir viduj galima buvo važiuoti be striukių. Taip pat reikėtų paminėti, kad gana patogioje vietoje yra švieslentė, todėl kiekvieno rato metu galima pasižiūrėti, kaip sekėsi jį įveikti, ar mes lyderiaujame, ar pralošiame. Taigi netenkime laiko, prasukime 10 minučių, kuomet dalis kartingų nuvažiavo į pitstopą ir kuomet mes galime pradėti važiuoti laisvesnėje trasoje. Taip jau susiklostė, kad Kęstas atsidūrė už manęs ir aš buvau tas didysis stabdis, neleidžiantis jam važiuoti greičiau. Taigi matome, kaip jisai mane pasivyja ir kaip neranda vietos, kaip apsilenkti. Bet, aišku, padarau klaidą, išvažiuoju per plačiai. Aš bandau jį vytis, bet dėja taip susiklosto, kad sutinku lėčiau važiuojantį žmogų ir nebegaliu išsukti. Taigi mano mintis pakopijuoti kolegą dingsta ir vėl esu priverstas ieškoti stabdymo zonų ir trajektorijų iš naujo. Pasibaigus mūsų važiavimui, Kęstas tampa greičiausias šiandien, o mes bandome ieškoti įvažiavimo į pitboksus, pasimetame ir nerandame niekaip. Mums pasiseka, kad mus pralenkia vietinis, kuris padeda susiorientuoti trasoje. Jeigu kada būsite Kaune, tikrai rekomenduoju užsukti, smagi pramoga ir fainas kolektyvas.